Nu ką, vyrai, važiuojam? Kaip jau supratot, bičiuliai, mes ir vėl keliaujam. Tik šį kartą mūsų kelionė neeilinė, nes aš, mūsų operatorius Algis, taip pat jums jau pažįstami Vytautas su Albinu, susibūrę į komandą kodiniu pavadinimu 195,2 kg, važiuojame dalyvauti varžybose, otų gaudymo varžybose Andoj Fiske Camp tauriai laimėti. Tai yra varžybos, kurias organizuoja Andoj Fiske Campas, kelionių organizatorius, žvejybinių kelionių organizatorius Scottas Fishing Travel ir kurias remia danų kompanija Westin, aprūpinanti visus varžybų dalyvius kibiausiais jūriniais masalais. Taigi važiuojame iš tikrųjų į neeilinį renginį ir aš asmeniškai esu dalyvavęs begalėje įvairiausių varžybų, tačiau sulig kiekvienu kilometru, kuris artina mane iki Andoj Fiske Campo, mano susijaudinimas kuo toliau, tuo labiau didėja, nes varžybose didelėje ir gilioje jūroje dar neteko dalyvauti ir bičiuliai, jaučia mano širdis, kad mūsų laukia pats tikriausias žvejybinis rock'n'rollas. Šių varžybų rimtumą įrodo tiek gražuolė taurė, šiek tiek primena Stenlio taurę, ar ne, bičiuliai? Tiek ir pagrindinis prizas. Tiesą sakant, nors dalyvavau galybėje varžybų, tačiau varžytis dėl $10,000 man dar niekada neteko. Einam, pakalbinsim dalyvius, pažiūrėsime, kaip jie nusiteikia šioms varžyboms. Jūros velniai! Mes esam lietuvių norvegai arba norvegų lietuviai, gyvenantis šiuo metu visi Norvegijoje ir, pasirinkom tokį pavadinimą kaip Jūros velniai. Taip, mėginsime sudalyvauti pirmose tarptautinėse uotų gaudymo varžybose ir, aišku, kaip ir kiekviena komanda tikimės laimėti. O kaip bus, taip jau bus. Real Fox! Ir mes taip planavom atvažiuoti šį pavasarį čia pažvejoti iš Šiaurės Norvegiją. Ir kadangi papuolė toks momentas, kad vyksta uotų varžybos, tai nusprendėme mes išbandyti savo jėgas. O savo komandos pavadinimą uždėjom Varniai Lūkstas gal dėl to, nes kadangi esam gyvenę Varnių miestelį, kol buvom jauni, pirmą žuvį pagavom Lūksto ežere. Ir šiuo momentu tik esam išvažiavę, laikinai išvykę iš Lietuvos. Нехай великий Голливуд призяв белорусский куб! We are best! Sėkmės labiausiai mums reikia. Nes mes kaip naujokai, tai, žinai, kiti visi čia, mes pasiklausėm, visi bendrauja čia, atvažiavo iš Rusijos, iš Baltarusijos, supranti, visi jau čia ne pirmi metai, visi prisigaudė, kam nutrūko, kas sugavo. Gerai, sakom, mes pabūsim tyliai, kaip sakoma, tamsus arkliukas čia. Ką gali žinoti?
Kanisberė. 100. 95. Kilogramai 200 gramų. Šiandien su manim tarptautinėse oto gaudimo varžybose dalyvauja mano kolegos, praeito oto pagavimo draugai, kolegos palei plaukėjimą, palei žvejybą, Emilis ir Albinas. Trip! Nu, su dideliais problemos, labai didelių nepagavom, bet 18 kg. Šiuose nemanau, kad turėtų nugalėti didesnis. Nu, manau, 30 turėtumėm perlipti kilogramų ir kažkur nugalėtojo turėtų irgi uotas nemažiau kaip kokį 30-40 kg. Pirmoji diena pasitinka gana atšiauriu oru, snyguriuoja. Už kalno tikrai yra, žinau, gana stiprus vėjas. Manau, kad šiandien į atvirą vandenyną išeiti nepavyks. Tačiau pabandysim kažką sugauti fjorde, atsidaryti kaip šakos žvejai. O artimiausiamis dienomis oras turėtų aprimti, vėjai nurimti ir manau, kad išėję į atvirą vandenyną parodysim, ką galim. Nieko nesakysiu, nieko neprognozuosiu, tiesiog einam į jūrą, žvejojam ir matysim, kaip bus. Vienas iš dalykų, su kuriais neeksperimentuojame šioje savo kelionėje, šiose varžybose, tai yra įrankiai. Laiko patikrinti Westin meškerykočiai, su kuriais žvejojome užpernai, žvejojome pernai. Visi gerai atsimenat, kokį otą pavyko pagauti Vytautui ir tikrai manau, kad po tokių žuvų nebereikia eksperimentuoti, tiesiog renkiesi patikimą įrankį. Bičiuliai mano žvejoja su Westin Edge Dynamic Boat iki 50 lb galios. Na, aš pasirinkęs Westin 3776 Edge meškerykotį šiek tiek lengvesnį iki 30 lb galios. Tačiau pagrindinis, aišku, kriterijus jų yra patikimumas. Kelintą kelionę jie mūsų nepaveda, tai otų varžybose aš nematau jokio reikalo eksperimentuoti su meškerykočiais. Ritės pas visus yra amerikiečių gamybos, Accurate. Vėlgi iš aviacinio metalo lydinio surinktos Amerikoje pagamintos ritės su dideliu perdavimo skaičiumi, 6:1, tas yra labai svarbu, traukiant didelę žuvis, kai jas reikia pumpuoti, kai reikia šiek tiek patraukus kuo greičiau suvynioti, kuo daugiau valo, būtent perdavimo skaičius, na ir vėlgi patikimumas. Accurate ritės yra pasaulyje pripažįstamos kaip vienos iš geriausių, būtent Big Game žūklės kategorijoje ir tikrai daugybė žvejų pasaulyje Big Game kategorijoje yra pasirinkę būtent šias rites, na ir mes neišimtis į otų gaudymo varžybas, vėlgi neeksperimentuojame ir renkamės Accurate. Na, pas mane asmeniškai yra Boss Extreme 500 dydžio ritė su susiaurintu ritės būgneliu. Kompaktiškesnė šiek tiek.
ir lengvesnė. Už, tarkim, tą pačią 500 su platesniu būgnu. Oba! Kalbėdamas apie valą vėlgi būsiu nuobodus, neoriginalus. Tai yra tas pats laiko patikrintas Berkley Tracer Braid. 35 šimtųjų storio. Ant pakuotės parašyta, kad atlaiko šiek tiek mažiau negu 60 kg. Realybėje pernai įrodė, kad puikiausiai atlaiko ir visus 195. Taigi 8 gijos, slidus, negeriantis vandens ir patikimas. Nėra ką daugiau pridurti. Dar viena tikriausiai menkė, kurią reikia išpumpuoti. Į masalų pasirinkimą žvejojant ekipažą stengiamės pažiūrėti strategiškai. Pradžioje dienos yra apniukę ir vadovaujamės kol kas ta tiesa, kad tamsesnė diena, tamsesnis masalas. Tai mes su Vytautu tokius nelabai išsiskiriančius, tamsesnius. Na ir vienas iš ekipažo narių galvojam visą laiką turi kažką ryškesnį užsidėti. Kalbinas gaudo su ryškiai mėlynu, su rausva uodegėlė masalu. Ir būtent pagrindė yra pagrindinis mūsų akcentas, kalbant apie masalus, tai yra žvejoti visą laiką skirtingais, kad visi ekipažo nariai žvejotų skirtingais. Ir būtent taip ieškoti to, ant kurio gali užkibti otas, kuris yra mūsų tikslas. Kol kas tiesa kimba įvairiausi tokie dalykai kaip menkytės tokios. Didesnės, mažesnės. Pagrindė žvejojame Danų kompanijos Westin masalais. Be abejo,
viena iš priežasčių, kad jie yra šių varžybų rėmėjai ir visiems išdalino po šių masalų komplektą. Na, o kita priežastis yra ta, kad jie yra iš tikrųjų kibūs. Ir mano asmeniškai favoritas yra būtent Crazy Daisy guminukas, taip vadinamas, 400 gramų. Ir va štai tokios puikios formos. Jų yra 5 pagrindinės spalvos. Kol kas mirkome 3 skirtingas, aš Vytautas ir Albinas, yra štai dar tokia ir dar viena rėkianti, kaip mes vadiname, klauno spalva. Šių masalų spalvinę gamą sudaro keli klasikiniai modeliai. Albinas gaudo su melsvu, su blizgučiais ir raudona uodega. Vytautas mirko natūralios menkės imitaciją. Nu, aš žvejoju su bronziniu, raudona papilvė ir juoda nugara. Kol kas į mūsų masalus reaguoja tik menkės. Iš vienos pusės nelabai gerai, iš kitos pusės, na, visai malonu. Užkimba, ištraukia, smagu. Ir norėčiau pakalbėti iš karto apie būtent Crazy Daisy Westin guminukus, kuriais šiandien gaudom visi 3. Būtent dabar ir šiaip šie guminukai yra mano favoritai. Atkreipkite dėmesį į spalvas visų pirma. Ir aš tai sakyčiau 3 klasikinės spalvos. Na, mėlyna su blizgučiais, raudonas nugarytė, bronzinė su raudona papilvė ir juoda nugara, menkės imitacija. Na, šitas jau šiek tiek į violetinumą, daugiau blizgučių ir fosforinis pilvelis, na ir visiškas klaunas. Dar vienas atkreiptinas dėmesys, kad pakuotėje būna vienas guminukas su riperio uodegytė ir vienas guminukas su twisterio uodegytė. Kiek pastebėjome su bičiuliai žvejodami, kad twisterio uodegytė labai gerai yra, kai yra labai mažas dreifas. Jinai vis tiek tada vinguriuoja, nereikia gumos net per daug judinti, kad jinai dirbtų ir taip vilioja žuvį. Na, o riperis be abejo klasikinis guminukas. Šiandien jais ypatingai gerai domisi menkės ir sakyčiau, kad būtent šis Westino modelis yra pats geriausias menkių masalas. Tiek spalvinė gama, tiek forma. Atkreipkite dėmesį į formą, kūnelis yra plonas, galvakablis irgi plonas, reiškia yra nedidelis vandens pasipriešinimas, 400 gramų galvakablis su tokiu guminuku labai greitai pasiekia norimą gylį ir yra ne per daug veikiamas dreifo, ir su juo galima gaudyti tikrai pakankamai įvairiuose gyliuose. Dabar žvejojame 70 metrų gylyje, tačiau manau, kad 100-120 ir net giliau kitą kartą jam yra ne riba. Tikrai lengvai pasieks. Dar vienas Westin masalas, apie kurį norėtųsi trumpai šnektelti, tai yra Slim Jim modelis. Pažodžiu išvertus tai būtų lieknasis, kūdasis džimas. Keistas pavadinimas, galvoju, ką jis imituoja, galbūt šiek tiek imituoja jūros ungurį, smėlio ungurį, sandil, žuvį. Ir danai vėlgi sukūrė masalus tiek su riperio uodegytė, tiek su twisterio. Porą klasikinių spalvų, kurios yra dažniau sutinkamos tarp jūrinių masalų, ir porą visiškai tokių rėkiančių, šaukiančių spalvų. Manau, kad šios 3 turėtų žadinti žuvies aktyvumą, kai jis yra visiškai mažas. Ir vėlgi, tiek iš savo pastebėjimų ir iš savo patirties, tai Slim Jimą vertėtų rinktis tada, kai žuvis mažiau aktyvi, mažiau domisi didesniais masalais, kai reikia masalą šiek tiek pamažinti. Slim Jimas yra geras pasirinkimas. Labai minkšta guma, puikiai dirba. Ir dar vienas iš šio masalo pagrindinių tokių akcentų, kad jis sverdamas 340 gramų vis tiek labai gerai sklendžia į dugną dėl savo unikalios ir tokios pailgos formos. Taigi, kai žuvies aktyvumas yra silpnas ir reikia nuskandinti giliai nedidelį masalą, Slim Jimas yra puikus pasirinkimas.
Baigėsi 6 dienas trukęs žvejybinis maratonas, varžybos baigėsi ir jis laimėjo simbolišką lietuvių išeivių Norvegijoje komandą pasivadinusi Naujokais. Tačiau rezultatai kalba patys už save, kad vyrai šiek tiek pasikuklino pasivadindami Naujokais, nes ne tik pagavo didžiausią šių varžybų otą, bet ir pagal visą otų pagautų skaičių per varžybas lenkė visas kitas komandas. Taigi trumpas interviu su jais. Man iš tikrųjų buvo svajonė pagauti otą 2 metrus. Tai va, panašiai. ta kalba, Tikrai, ką aš sakau iš širdies širdies. pasakyti, kad aš maždaug skaičiavau ten 8 ar 9, gal ir nereikėjo. Palydytų ne vien žmogus. 8 ar 9 žmonės apskritai savo gyvenime pirmą otuką pagavo. Tai va, aš pirmą. Aš pirmą pagavau. Aš pirmas. Mano pirmą dieną buvo 12,2 kg, tai jau man buvo, aš jau paskui žiūrėjau su malonumu, man buvo viskas. Visi otai praktiškai buvo pagauti nuo 30 iki 35 metrų. Visi. Nu, galim sakyti. Jo, visi, absoliučiai. Plekšnė labai gerai sudirbo. Ir didžiausias tarp kitko otas pagautas, mūsų tas, kur laimėjo pergalę, pagautas ant plekšnės. Tažiavom kaip naujokai, atvažiuosim dabar kaip čempionai jau. Nu viskas. O mes keliaujame namo ir noriu padėkoti varžybų šeimininkui Andoj Fiske Camp, šeimininkui Sauliui, taipogi Kotas Fishing Travel atstovams Sauliui ir Dariui už puikią organizaciją šių varžybų, bei pagrindiniam varžybų rėmėjui kompanijai Vestin, kuri ne tik apdovanojo visus varžybų dalyvius masalais, bet ant jų masalų simboliška vėlgi buvo pagautas ir didžiausias šių varžybų otas ant plekšnės. Na, su jumis bičiuliai atsisveikinu, šį kartą laidą baigiame ir susitiksime jau kitą sekmadienį tuo pačiu metu. Iki!